Gerą rytą. Taip, sėdi dar sėdi. Duok 5. Šaunuolis. Gerai. Op! Viskas atsipalaiduoja. Ir profesinė liga yra, nes aš iš karto, gal čia toksai truputėlį ir perfekcionizmas, o gal ne. Nes vis tiek esu žmogus orientuotas į tvarką. Tai tiesiog atkreipiu dėmesį į tokius smulkius dalykus iš karto. Jau matosi apšepusi, tai aš iš karto praktiškai kiekvieną dieną, bet ką daryčiau, tai sėdžiu ant priminimų arba kažkokių užraštukų, ką reikia tvarkyti. Tai labai džiaugiuosi, kad atsirado toksai gražus stendas. Tai mes administruojam šiuo atveju Ivanas Countryside jau kokie 3 metai turim pirties namą, kuris labai populiarus. Dienos bėgė dar paskambinsiu, gerai porą kartų. Iš tikrųjų, kad ten praktiškai užeikit, dirbam be išeiginių. Iš pirčių verslo persimetėm ir apgyvendinimo paslaugas ir toliau vystom. Žodžiu, viskas, kas turi sinergiją su, sakykime, laisvalaikio. Nu ką, arbatėlės pasidarysim. Labas Lina, smagu, kad sureagavai, ačiū, klausyk, vis tiek būk gera, skirk laiko ir man vienam priimti tokį sprendimą nėra lengva, tai jeigu tu dar galėtum. Masažuojam galva, nepersistengiant lėtai. Aš kažkaip tai atradau savo tokį mechanizmą, kuris man pasiteisina, tai yra su diskomfortu pradėti rytą max ir tada tu tiesiog taip atsibusi, kad galėsi ir su miego trūkumu dylinti, nebebus jau, kaip atsimenu studijų laikais, miegi 3 valandas, taip šaltis krečia. Atsimenat to? Realiai tu nutirpsti, kaip sakė, po 7 minučių jau viskas toks šaltis kažkoks kūne visas.
Tai pirmas tikriausiai buvo prieš kokius gerus 4, gal net 5 metus dabar pagalvojus. Jo, viskas prasidėjo, tarp kitko, nuo draugo, kuris toks vat iš tų tokių mažiau šnekančių, mažiau darančių. Ir mane jisai kartais maloniai nustebina, nes jisai kartais pasiūlo tokių dalykų, kur tu mažiausiai iš jo tikėtumės. Čia va toks trendas dabar, maudynės žiemą šaltam vandenį. Faina visai, įdomiai taip jautiesi, aš taip bandžiau maždaug vizualizuoti, ką jis nori pasakyti, nelabai išėjo. Tai aš nežinau, realiai nuo pat pirmo atsitupimo aš ten labai sunkiai kvėpavau, nesupratau, kas čia vyksta, absurdas kažkoks, šalta. Tai sakau, šoviau kaip kulka, 20 sekundžių rodė laikrodis, sustabdžiau greit ant kranto, kojos šąla, viskas galūnė šąla, greitai rengtis, net susinervinęs, džinsai sunkiai dedasi, šiaip ne taip apsirengiau, viduj šalta, sulaukiau jo, kaip ir faina, kažką termosiukais išsitraukęs, arbatėlės įpylė, bet man mintis buvo greičiau į mašiną, vėjelį šiltą įsijungti. Ta kelionė prasidėjo viskas nuo to, kad susipažinau dar ir sužinojau, vystydamas pirties verslą, kad yra Ignė Degutytė, Arūno Degučio dukra. Kuri yra įkūrusi Vilnelės pankų bendruomenę, kurie medituoja šaltam vandenyje. Susipažinom su Arnu ir mus sieja ta kasdienė disciplina, kalbant apie susidūrimą su nepatogumu šaltyje. Taip pat esu Wim Hof metodo instruktorė sertifikuota ir šitas metodas apriepia keletą dalykų, tarp jų ir šaltį, dar yra kvėpavimas ir tam tikras nusiteikimas, požiūris į tokias praktikas ir apskritai gyvenimą į save, į savo kūną. Jo, tai ko gero pagrindinė, net ir mokslinių tyrimų dalis dabar jau ypatingai akcentuojasi būtent į nervų sistemos ir emocinės žmogaus sveikatos aspektus. Tai jau yra įrodyta, kad fiziologiškai šaltis, kaip ir bet koks kitas gerasis stresorius, mes kalbame apie tos geruosius stresorius, hormetic stresorius, dar vadinamus, kurie stiprina mūsų kūną, atsparumą prieš kitus stresorius. Tai mūsų kūnas susideda iš daug dalių ir būtent ta nervų sistemos dalis, kuri ir yra paveikta tos įtakos, kurią gali padaryti šaltis, kaip gerasis stresorius, yra labai svarbi, ypatingai šių dienų žmogui. Tai dėl to yra laikoma šitas metodas kaip vienas iš tokių geresnių pavyzdžių ar tvaresnių būdų gauti, tarkim, dopamino, uždirbto iš savų resursų, nes kai kalbam apie dopaminą, labai svarbu hormoną, kurio mums visiems reikia, tai šių laikų žmogus įpratęs prie komforto, bet vis dar siekdamas to dopamino, kurį šiaip jau reikėtų uždirbti, kad gautum, jisai ieško ir vaikosi tų šaltinių dopamino, kurie yra greiti ir neuždirbti. Nėra lengva įlipti tą vandenį šaltą, bet kokiu atveju, kad ir kiek tu ten dienų tą darai, tiesiog tas aiškus skirtumas, kai tu darai 1 ir 1000 dieną, tai yra, bet neįsiu į detalės, čia kiekvienam individualu gali būti. Visą laiką, iki kol paneria kūnas, tai galvoji, kad tau tai reikės padaryti ir tu tai padarysi ir viskas, tu daryk tai ir tu padarei tai, tada baigėsi galvojimas apie tai ir tada tau vienintelė mintis tik tai nusiramink. Kuo dažniau tai darai, tai tuo greičiau nusiramini. Nu tai tarkim jau, kai esi pažengęs, jau nusiramini ir tiesiog jauti, kaip po pusės minutės jau tu kaip ir nelabai kažką jauti. Taip, tai psichologiškai tai yra tikrai įmanoma. Čia yra daugiausia darbas su galva ir nors, kaip ir minėjau, visą laiką yra intensyvu fiziologiškai, tai tęsinys to būtų, kad bet psichologiškai mes priprantam prie idėjos, kad bus sunku. Tai netampa lengviau, bet mes priprantam prie idėjos, kad bus sunku. Todėl šitas yra toks nuostabus, sakyčiau, derinys, kada mes vis dar gaunam naudos, nes jeigu nebus sunku,
tai ta nauda bus galbūt arba tik fiziologinė, arba jos iš vis nebus. Esi girdėjęs, kad sėkmingi žmonės, tarp kurių ir tu norėtum būti, į kuriuos lygiuotis, tai jie nesiblaško, daro nuosekliai, tada domiesi pats skaitai, sutinki galbūt žmonės, kurie kažko pasiekia, turi drąsos paklausti ir jie visi principe teigia, kad vis tiek reikalinga drausmė, disciplina, nuoseklumas. Tada esi tiek iš savo tėvų girdėjęs, ten Roma per dieną nepasistatė, tai reikia išlaukti, kantrybę ir visą tai paskui vis tiek įsikinčius gyvenime sąmoningumą, tu supranti, kad vis tiek, jeigu tu nori kažkokio rezultato, nesvarbu, santykiai, verslas, projektas, mokslas, kažkokį rezultatą pasiekti, tu turi pirmiausia kryptingai, disciplinuotai jo siekti. Tai šių laikų žmogui disciplina, nors mes vėlgi linkę kaip ir nuo diskomforto, nuo jos bėgti, gali tapti įrankiu lengvai eiti per savo kasdienybę, o ne nuolat planuojant ir galvojant ir taip toliau. Tai kai tu priimi sprendimą, pradžioje reikia priimti sprendimą, kad tu eisi šitu, nežinau, kažkokio naujo įpročio keliu, tai faktas, kad tau bus sunku, nes tu turi įsivažiuoti. Bet ilgainiui neuromokslas pasakys tą patį, susikuria jungtis tarp neuronų, kurios lemia įprotį, kuriame jau tau nebereikia priiminėti tokio sprendimo sąmoningo ir tu tada tik tai seki tą įprotį ir jeigu įprotis yra geras, tai čia yra nuostabus mechanizmas. Jis yra sukurtas tam, kad žmogui būtų efektyviau priimti sprendimus, kurių jam galbūt nereikia kiekvieną dieną. Čia galiu ilgai apdainuoti, deklamuoti, bet tikrai jaučiu naudą to šalto vandens, to fokuso išlaikyto, to tikslo siekimo, užsispyrimo, tos pažangos, sakykime, kur tikrai turėčiau būti dėkingas likimui, kad atsidūriau šaltam vandenį ir tada tiesiog, kaip aš mėgstu metų gale, pereiti per tikslus, kuriuos aš užsibrėžiau šiems metam ir kai aš matau, kad iš jų daugiau įgyvendinau, negu buvau užsibrėžęs, tai tikrai galima čia ilgai ir nuobodžiai ginčytis, ar čia tas šaltas vanduo prisideda ir požiūris, ir bendrai ta, sakykime, sąmoningumas ar ne. Tai aš manau, kad tikrai prisideda.